Perima kamuolį ir čia jau 1-1, matysime kovą. Pasimeta kamuolį ant dešinės kojos, puikus smūgis ir šalia vartų skrieja kamuolys. Dar vienas kampinis bus. Daugiausiai patirties turintis žaidėjas šioje ekipoje. Ir čia Šiauliai keičia atakos pusę. Perdamas link vartų, tačiau labai netiksliai perduoda čia kamuolį Gustas Gruodis. Na, kaip žinome, nepelnant įvarčių laimėti rungtynes sunkiai yra. Čia jau baudos aikštelėje ir puikiai rankomis dirba vartininkas. Dar vienas po. Na ir vėl dar vieną ataką pradės Jonavos futbolininkai. Ir neilgai trukus praranda kamuolį čia. Puikiai perdams kamuolys į priekį. Gabrielis Micevičius su kamuoliu ir įvartis. Krenta pirmasis rungtynių įvartis ir jį muša šiauliečiai. Iš niekur perdavimas. Iš aikštės gilumos pamato įbėgantį Gabrielių ir momentumas. Dabar Jonavos ekipa turi ieškoti įvarčių. Čia dar vieną kartą prieš vartus. Ir dar kartą komandai. Greitai žaidžia kamuolį šiauliečiai. Puikiai atžaistas kamuolys. Smūgis dešinę koją ir koks stiprus smūgis. Mumušti. Junes Huat ir puikiai šis realizuoja 11 metrų baudinį, pažemė dešinį vartų kampą. Jokių vilčių nepaliko Šiaulių ekipos vartininkų, į kitą pusę šoko šis. Na, smūgis puikiai. Čia puikiai atžaistas kamuolys ant 16 metrų. Smūgis nuo prieigų ir šalia vartų deviniukė skrieja kamuolį. Bet šį kartą jau Šiaulių ekipos pusėje. Vienas kamuolį priima Junesas Huatas, apsisuka, perduoda komandos draugui. Ir kamuolys nuskrieja iki jo, čia į baudos aikštelę. Apsigina šiauliečiai, tačiau ir jie praleidžia įvartį pačioje antro kėlinio pradžioje. Ir panašu įvartį pelno 11 numeris Renatas Banevičius. Puikiai išpildo šią situaciją. Iš vienos į kitos aikštės pusę, tai bandydami užmigdyti komandą iš Šiaulių. 16 maždaug metrų smūgiuoja čia Jonavos ekipos futbolininkas. Bet ir čia buvo galėjo būti pražanga. Dviese prieš vieną šiauliečiai. Bėga šiauliečiai ataką. Vienas prieš vartininką. Ir nėra įvarčio. Grantas Dudėnas turėjo. Kamuolys 16 metrų. Šlaiko kamuolį Jonava. Aurimas Raginis su kamuoliu randa į Tomą Dombrovskį. Šis liko puikų smūgį iš toli ir šiandienos rungtynėse įvarčius pelnė 10 numeris Gabrielis Micevičius už Šiaulius. Na, o Jonavos ekipoje pasižymėjo įvarčiais